Mokysiuos tiek, kiek kelionė trunka iš Bolonijos gerai į kur dabar skrisim? Iš Bolonijos į Lyoną. Iš Bolonijos į Lyoną, žodžiu, varom. Let's go. Tai žodžiu, mes skrisim lėktuvu, nes tai yra greičiausia, nes iš Bolonijos į Lyoną mūsų kelionė trunka 1:30. Tai žodžiu, tai mes tą 1:30 niekur neskrendam, būnam namie, bet įsivaizduojam, kad skrendam, tai bus geriausias metodas mokymuisi. Tai va, tai žodžiu. Skrendam, let's go. Tai žodžiu, pirmas dalykas, tai pusę valandos skiriu podcastam, kurios sugeneruoja man Astra AI. Tiesiog įmetu medžiagą, jinai sugeneruoja temas ir tiesiog jos paverčia podcastais. Taigi, let's go. Nerime į tai, kas priverčia mus spustelėti tą pirkimo mygtuką arba nusipirkti bilietą į koncertą, kurį ką tik pamatėme savo sraute. Ar kada susimąstei, kodėl viena reklama mus palieka visiškai šaltus, o kita tiesiog užvaldo mintis? Gerai, podcastai jau yra paklausyti, dabar tada keliaujam prie mokymosi kortelių, jom irgi skiriam pusvalanduką. Man mokymosi kortelės patinka todėl, nes iškart yra klausimas ir mes galime matyti atsakymą. O visą kitą likusi pusvalandį tiesiog spręsiu testus. Man asmeniškai šis mokymosi metodas be galo patinka, nes jis yra labai toks crazy, tu nežinai, kiek reikės mokytis. Ir toks, kad savo paįvairinti, mest iššūkį yra labai gerai savo išeiti iš komforto zonos.